stoti? Šis klausimas ir šiemet tampa galvos skausmu daugeliui abiturientų. Balandžio 24 Šiaurės Lietuvos kolegijoje Lietuvos teisininkų draugijos Šiaulių skyrius pakvietė gimnazistus į susitikimą su įvairių sričių teisininkais, kurie pristatė savo karjeros kelią bei galimybės. Nors paskutiniu metu kalbama, jog teisininkų yra daug, tačiau gerų teisininkų niekada nebūna per daug. Be to, teisininkas turi kuo puikiausias galimybės dirbti tiek privačiame versle, tiek valstybinėme sektoriuje. Kiekvienas žmogus pagal savo interesus randa, kaip pritaikyti žinias, ir tai didžiausias šios profesijos pliusas. Į susitikimą Šiaurės Lietuvos kolegijoje atvyko įvairių sričių teisininkai, policijos, teismo, prokuratūros bei advokatūros atstovai. Pranešėjai akcentavo, kad teisėje labai svarbus kūrybiškumas. Čia visą laiką turi būti sprendžiama, kaip argumentuoti, kaip rasti įrodymus, pagrindžiančius, jog būtent tavo interpretacija teisinga. Tai susiję su oratorystės menu, argumentacija, logika, kas teisėje yra fundamentalu. Susitikimo dalyviai padarė išvadą, jog teisinės profesijos kelias nėra lengvas, todėl norint daugiau pasiekti profesinėje veikloje, reikia atsiduoti šiam darbui bei jį mylėti.